Pasidalinti savo kulinariniais sugebėjimais mielai sutiko Tiltų kaimo gyventojos ponia Stefanija ir jos dukra Stasė. Jos papasakojo, kaip anksčiau kepdavo grikinį pyragą, liaudiškai vadinamą grikinę babką. Šis pyragas Tiltuose kepamas ir dabar. O tokios, ką pasakyti, va tokia jau paskui viršų platesnė, iš medžio. Metalinė. Metalinė. Ar molinė? Molinė buvo viena molinė buvo. Molinė ir tai tik užmaišysi, o Taip. kepsi, nekepsi. Tai ir klausė, kur maišyt. O kepėt kur? Pjaučiai, Pečiam, Pečiuj. blekutėse? Blekutėse, jeigu mažai, tai tik pakužinam skaraboj. pečių, kad jau užgysta pečius, išlojam žairės, tada statom tas babkas. O kokio malkom kurydavot pečių? Mes daugiausiai kūrinom malkom alksnėnim. Alksnėnė. Beržinėm kurinot. Beržinėm, Tai alksnėnim. kaitresnė jinai. Kaitresnė. Ne tokia juoda turbūt, ne taip. Taip, ne taip beržinė yra dūmo. kaitriausia. Kaitriausia. Babkai tai nereikia labai karščio. Jo tiek, kaip ir blyną. Tik dėdi pečiun, kad jo uždengi pečių, kad ji būtų uždengta. Tai kiek laiko maždaug kepa jau? Apie valandą. Gerai, Apie valandą. nelanda pirštai. Tai iškepas per valandą. Tai viršus turi būti tokis, kaip Viršus apskritas apkepęs ir tokia pabeldė su pirščiuku, jeigu jau tokis skambesys yra. Kepsi, tiek ji bus negerai. O dabar irgi sakėt, kad kepat, tai dabar grikius kaip auginat ar perkat? Dabar viską pirkta. Savų nėra nieko. Perkat ir grikius. O kaip kokius obuolienę, tai kaip užsidėt kaip ant blyno ar? Ne, šaukšteliu, obuolienė. Reikia Žentai ir šaukštai semia obuolienę, ne tik Kiek aš ar šaukšteliai. marieniai prikepiau tų babkų, gal aš žinau. Tai. Ir pyragų, ir babkų. Ponios Stefanijos anūkai ir proanūkiai labai mėgsta čia kepamą močiutės meduolį. Apie jo kepimą papasakos ponia Stasė. Ponia Stasė, dabar jūs papasakokit apie močiutės meduolį. Kiek girdėjom, labai skanus jūsų šitas meduolis ir kepate jūs savo šeimoje. Na, kaip jisai, iš kur jisai prigijo, kaip jisai atsirado? Pradėkim gal nuo to, labai įdomu. Kaip jisai jūsų šeimos, valgių meniu receptūroje atsirado? Vyriausia dukra dirbo Valkininkų geležinkelio stoty ir iš ten parvežė mamai tokį receptą. Sako, mama, labai greitas, va toks pyragėlis, pabandyk, kaip tau pasiseks. Nu, žinoma, kaip visada, pirmas blynas prisvyla, kol neišmoksti. Bet vėliau mama savo, kaip pakoregavo viską ir jai labai gerai sekasi. Ir dabar, jeigu jo atvažiuoja ypač proanūkai, tai klausia tėvų, o ten močiutės tas pyragėlis bus, tai mes važiuosim, o jeigu ne, tai ko mum ten važiuoti? Tai jau visada kepam. Ir kiek jau laiko kepat močiutė, ir jūs kiek jau? Kiek aš atsimenu, tai dar aš buvau mažesnė, jau aš, kadangi aš esu jau trečia, tai mama maišydavo, tai aš visą laiką nosį prikišus žiūrėdavau. Tai jau Ir čia iš labai to senas išmokau, šitas receptas. taip, iš ten išmokau visą laiką. O dabar abi kepam jau. Ir kaip, kaip jūs sakote, anūkai vadina močiutės pyragėlių, kaip jūs jį vadinat? Proanūkai vadinam. Proanūkai, močiutės pyragėlių. Taip ir vadinat pyragėlių? Mes irgi vadinam. Močiutės keksą vadinam, tai arba močiutės meduolis, bet tas meduolis tai turi būti su medum, kaip anksčiau kepdavom, tai su medum kepdavom tokį meduolį. Kad jūs tai saldus, tai ir vadina meduolį. O dabar jau su medum nekepam, kepam tik su cukrum. Tai jisai saldus. Kokie produktai tada? Kiaušiniai, cukrus, galima prieskoniukas kokio mėgsta, vanilinio ar ko, o mums tai skaniausia su žemuogytėm virtų.
pačios prisirinkam žemuogių, prisiverdam ir dedam nedaug tik šaukštelį. Ir labai jisai skanus ir toks būna tamsesnis, pamatysit, kaip iškepsim, paskanausit. Ir labai skanus gaunasi. Nu ir ką, miltų reikia labai nedaug. Jis yra, kaip greitas. Grietinės reikia, sodos ir viską. Ir jį labai greit pamaišai, kol pečių užkuri. Tai jį pradedi maišyti. Svarbiausia išplakti gerai kiaušinius. Ir visko nedaug reikia. O miltai kokius miltus? Kvietinius miltus. Bet Kvietinius perkat iš parduotuvės perkam. Geriausia tai aukščiausios rūšies, bet vienus nusipirkom tuos labai jau super malsenos gerus. Tai jie tokie kaip mano kruopytės, tai nelabai gerai išėjo. Tai geriausia šitie, kurie smulkiai sumalti. O kepat irgi šitoj pečiui? Anksčiau kepėm tam vadinamam duonkepį. O dabar turim pasistatę ten pečiuką tokią nedidelį, tai 2 skarvados telpa. Tai mums labai gerai. Tai to skarvadoje. Ir mes su mama ir dabar labai dažnai iškepam. Ką mums ten pirkti, einam ten perkam, tai parnešu, tai mama sako, žalia bulka, neiškepus. Tai mes toj pasimaišėm, kiaušiniai savi, grietinės nusipirkom, miltų turim. Ir užsimanot pyrago ir išsikepėt, be progos pasiskanauti. Ir kartais kas savaitę išsikepam. Ir su arbata, su labai, pieneliu. su arbata, su kuo nori, vakarieniai, mama, jei nieko, pienelio arba rūgštaus su jogurtu ir suvalgė ir gerai eina miegoti. Ir kiek laiko kepa? 45 minutės. Tai greitas toks Taip, procesas. greitas. Kaip ir dar greičiau negu pietus be gerus paruošt tokius. Taip. Tik ilgiausiai kūrenasi krosnis. O malkos irgi geriausiai, kad būtų kaitrius. Labai daug nereikia kūrenti, karštai jisai nemėgsta. O kiek jau kepėm, tai esam visokių matę pyragų. Visai pavyksta. Visai pavyksta. Turbūt vis kitoks. Visai pavyksta. Vieną kartą prisimenu, aš sakau, mama, dedam žemuogės, įdėkime mes tų mėlynių, nugi skaniausios uogos. Čia žalių sutryniau su cukreliu, įdėjau, tai kaip iškepėm pyragą, tai buvo baisu pažiūrėti, jis buvo juodas. Bet gal buvo skanus, tik spalva negražiai tamsigavusi. Bet jau spalva tai buvo jau. Juodas tiesiog buvo, numėly. Skanus buvo. Žemuogės geriausia tinka tam pyragui. O kaip irgi suprantat, žiūrit, kaip jisai iškepa, ar jau tai pagal laiką išdirbėte? Maždaug jau žiūrim laikas, praeina kokį pusvalandį, jau pasižiūrim, kaip jisai išsikėlęs, užkepęs, išsikelia. Kartais vidurys taip išsikelia, kad net susprogsta ir taip gražiai. O paskui ištraukiu po 45 minučių ir pabarbenu. Jeigu jisai jau barba, aiškiai jisai jau iškepęs yra. Ir jis tada lengvas, keptuvė jau lengva, o tas būna sunkesnis, jeigu žalis. O jeigu krosnis neprisikūrena labiau, tai valandą palaiko. O valgot karštą iš karto ar šiek tiek atvisinam? Ne, atvisinam. Galima karštą, bet nerekomenduoju. Turbūt eisim ragaut. Tai dabar, mamytė, jau kepsim. Tai jau tu dabar eik keksą maišyk, o aš užkursiu pečių. Eik. Atsisėsk. Taip. O tu pats nenori Kad aš noriu, kad tu turiu nenori. Taip, gerai, kiaušinius. O kiaušiniai savų vištų. Vištas labai gerai prižiūrim, abi 2 šeimininkės, tai vištos labai gerus kiaušinius dedas. Ai, tu mėgsti, kaip ta bitutė. O čia bus jau per daug. Nu, plak. Dabar jau. Dabar mama plaks, o aš užkursiu pečių. Grikių kruopos. Dar žemuogė man atneša. Atnešiu, mamytė, atnešiu. Kad išvykt būtų skani babka grikinės, tai eisim malti kruopos.